Labas visoms. Šiandien yra vėl mano išeiginė, man pakankamai neblogai su jomis sekasi ir turėjau šiokių tokių reikalų. Kaip žinot, anądien nusipirkau savo naują telefoną ir pasirodo jis neveikia visų 100% puikiai. Tai yra tiesiog ausinės įsidėjus neveikia kairė ausis. Tai šiandien nuvažiavau tvarkytis to telefono. Ir aišku, kaip visada, aš visada tikiuosi blogiausia, bet taip ir buvo šiandien. Tai yra, kad atvažiavau parduotuvę ir pradėjau aiškinti, kad aš iš jūsų pirkau telefoną, čia, ta prasme, jūs manęs neinformavot, kad čia neveikia tas ar tas. Sako, jūs pati sugadinot. Tada įsijungiau savo, kaip mano kolegė viena yra pasakiusi, resting bitch face ir galų viską, ką reikia. Ta prasme, aišku, tai užtruko apie 2 valandas, bet galų gale aš turiu veikiantį telefoną. Ir jo pagalba aš šiandien jums atsakysiu į klausimus, kuriuos man uždavėte praėjusio video komentarų dalyje, nes aš jūsų galų gale to prašiau ir galvoju, kad gal iš pradžio, žinokit, ir pradėsiu nuo istorijos, apskritai visos tos Anglijos istorijos, jeigu aš galėčiau taip ją įvardinti, nes klausimai, žinokit, ganėtinai yra vienodi, panašus, tai galvoju, tiesiog viskas bus kur kas paprasčiau. Taigi, pirmiausias klausimas turbūt daugeliu jūsų iškyla, kodėl tu, Patricija, sugalvojai važiuoti į Angliją? Pirmiausia, šią šalį pasirinkau tai tikrai tik dėl to, kad aš moku angliškai kalbėti ir viskas yra su tuo gerai. Aišku, norėjau visokių Italijų, Ispanijų ir taip toliau, bet pagyvenus šią mėnesį aš jau suprantu, kad daugelis būtent tų šalių atstovų važiuoja, ar piliečių tiesiog važiuoja būtent čia, nes su darbais yra labai didžiulės problemos, o jeigu aš dar kalbos nemoku, tai galbūt atidėkime tai vėlesniai ateičiai, nors pakol kas galiu sakyti, kad man visai patinka čia gyventi ir aš tikrai neplanuoju kažkur dabar keliauti. Ir jūs nepatikėsit, bet šiandien yra tokia saulėta diena. Aš vadinu tokį orą kepsninę, nes tai yra žiauriai karšta ir dabar uždariau visus langus, žaliuzes nuleidau, kad tik būtų kuo tamsiau kambaryje ir galėčiau normaliai kalbėti ir nebūti nuspiginta šviesos. Taigi dėl ko aš sugalvojau važiuoti į Angliją? Taip, tai kalbą moku ir kažkaip visada norėjau aš savį išbandyti. Tai yra, aš Lietuvoje pakankamai atkakliai siekiau karjeros daug metų, tada galų gale viską mečiau ir pradėjau, kaip pasakyti, dirbti ant savęs, tai yra tinklalapio rašymas, video filmavimai, galų gale kosmetologijos diplomas ir taip toliau. Viskas man patiko, aš tikrai esu laiminga, kad viską tą išmokau ir viską tą dariau ir tikrai nieko nesigailiu, bet visuomet knietėjo tas jausmas, gal reikėtų pabandyti išvažiuoti, gal reikėtų pasižiūrėti, kaip žmonės gyvena užsienyje ir visada manyje buvo toks jausmas, kad aš labai mėgstu bendrauti, iš tiesų matot, kad aš galiu ir šiaip kalbėti labai daug, o klausyti dar daugiau, aišku, žinau, kad tai skamba pakankamai keistai, bet aš labai norėjau susipažinti kaip įmanoma daugiau žmonių ir susipažinti su jų kultūromis, su jų visokiamis tradicijomis, sužinoti plačiau apie viską. Ir tiesiog, nežinau, mes su vyru planavome, kad kartu važiuotume spalio-lapkričio mėnesį, bet kažkaip pagalvojom ir su savo šeima pasitariau, kad kokią velnio man laukti 1,5 metų. Tai taip išėjo, kad dieve, žinokit, čia tiek yra daug ką papasakoti. Tai žodžiu, tiesiog parašiau savo draugui Tadui, apie kurį aš jums šiek tiek pasakojau tiek savo tinklapyje, tiek video metu. Ir pasakiau, kad labai norėčiau atvykti į Londoną. Ir jisai sako, pagaliau. Tai mes kažkaip pasišnekėjom, sako, aš tau, Patricija, ir darbą turiu, jeigu nori, tai bus pradžiai kaip tik. Galvoju, gerai, sakau, kada galiu atvažiuoti. Sako, po savaitės, jeigu nori. Po savaitės aš buvau Londone. Viskas labai greitai vyko, nes aš nesu tas, kaip pasakytas žmogus, kuris planuotų ten mėnesiais kažką daryti. Arba aš darau, arba iš viso nedarau. Aš esu iš tiesų pakankamai kategoriška. Tai va, ir buvo, pamenu, klausimas, o Patricija, tai kaip tavo kosmetologijos kabinetėlis? Su juo viskas buvo gerai, aš esu juo patenkinta ir laiminga ir klienčių buvo, viskas buvo gerai. Tiesiog mano noras išvažiuoti buvo kur kas stipresnis ir aš tikrai nesigailiu nei vieno savo priimto sprendimo atvažiuojant čia. Taip, kad jis niekur, kaip pasakyti, nedingo, aš, kaip pasakyti, galbūt sustabdžiau tą veiklą, bet, ta prasme,
Dabar man yra kiek, 24 metai, nors sakiau, jaučiuosi kaip 25, tiesiog noriu aš pagyventi, noriu pasidžiaugti šią dieną, o negalvoti apie vaikus, apie namus, apie kažką, tiesiog aš noriu pasidžiaugti šiuo pasauliu, nes jeigu, čia aš žinau, kad daugam nuskambės kvailai ir keistai, sakys, ai Patricija, tai tu iš viso esi labai durna, bet daugelį žmonių iš tiesų rūpi karjera, aišku, dalinai jie taipogi man rūpi ir, ta prasme, standartiškai viskas yra pakankamai normalu, tačiau mano tikėjimas yra toksai, kad aš labai norėčiau praturtinti savo dvasinį pasaulį ir patirti kaip manoma daugiau visokiausių dalykų ir tai yra man svarbiau. Turtingai nugyventas gyvenimas man kur kas yra svarbesnis nei tai, kad mano piniginė būtų kupina kupiūrų. Jeigu jūs suprantate, apie ką aš kalbu, tai yra labai labai džiugu. Tai va, tada keliaukime toliau. Aš išvažiavau viena gegužės 10 dieną. Aišku, šuniuką turėjau aš savo palikti namuose ir tai yra labai skaudi tema, nes aš jos ilgiuosi kiekvieną dieną, aš pamatau bet kokį šunį gatvėje, aš noriu prie jo pulti, paglostyti ir taip toliau. Ir žodžiu, tai sakau, man labai labai liūdna, kad aš turėjau ją palikti ir vaikai žiauriai klykia laukia. Ir esmė ta, kad aš Tado klausiau, ką daryti, sako, ar įmanoma pasimti šunį ir taip toliau, sako, iš pradžių tau reikėtų pagyventi, sustupyti pinigų, nes labai labai yra nemažas depozitas už kambarį, ar už butą, jeigu tu nori turėti šuniuką. Ir reikia visokius skiepų, pasų ir taip toliau, žodžiu, aš tikiuosi, kad vieną dieną man, vaikučiai, nugi aš filmuoju, kad vieną dieną man pavyks atsivežti savo lojytę, bet aš suprantu, kad jai jau yra kiek metų dabar, leiskit paskaičiuoti, 13 metų ir jau pakankamai sena. Aš aišku, ją mylėsiu iki paskutinės dienos, čia yra kas be ko, tačiau reikia mąstyti protingai. Tai va, jeigu jūs manęs klaustumėte patarimo, kad štai pavyzdžiui, aš sugalvojau važiuoti į užsienį, ką daryti? Geriausia būtų, jeigu jūs turėtumėte tenais tam būtent toje šalyje pažįstamų, nes prisiekiu jums, be Tado aš būčiau čia tiesiog prapuolusi visiškai. Ir Tadas yra tas, kurį aš be galo myliu, jis yra mano geriausias draugas šiuo metu, tai tikrai. Ir tiesiog aš esu jam tokia dėkinga, kad jūs tikrai neįsivaizduojate. Aš abejoju, kad jis šį video žiūrės, tai galim šiek tiek papletkinti. Tai yra, kad, žodžiu, aš atvažiavau į Londoną ir jeigu jūs skaitat mano Weekly Patricija, aš tenais truputėlį minėjau, kad paskutinę minutę prieš man lipant į lėktuvą mano agentė nekilnojamo turto Anglijoje parašė, kad sorry, Patricija, nebėra tavo buto. Ir aš taip, o tai ką man dabar daryti? Kur man nakvoti, kur man eiti? Tai su tokiamis nuotaikomis ir atvykau aš į Londoną, bet man ir prieš tai Tadas minėjo, kad jeigu tau, Patricija, reikės nakvoti, tu pas mane tikrai gali bent jau savaitę gyventi, tikrai nieko nesu prieš. Ir šiandien tikrai visas pasaulis nusteikęs prieš mane, netriukšmaukit. Žodžiu, esmė tokia, kad aš atvykau, Tadas mane pasitiko ir mes važiavom tiesiai pas jį, labai labai daug visokiausių kambariokų buvo, visa kita. Ir iš karto pradėjome ieškoti kambario, tačiau mus gąsdino depozitas. Tai yra, kad aš vykdama į Londoną pasiėmiau apie 900 svarų ir aišku, tada yra visokiausi mokesčiai, taip toliau, tai yra, ta prasme, už transportą, už viską tu turi realiai mokėti už telefono išlaidas ir tai yra pakankamai nemaži pinigai iš pradžių, kai tu atvyksti dabar, tai atrodo labai normalios sumos. Tai va, ir jūs manęs klausite apie mano darbą. Aš tikrai nebūsiu ta, kur jums meluos, kad aš ten dirbu labai jau prestižinį darbą ar panašiai, bet aš kaip jums ir sakau, dabar aš noriu tokios, kaip ir pasakyti, lengvos pertraukos savo gyvenime, tiesiog atrasti save, susitvarkyti savo pačios vidų, suprasti, kokia aš esu, kuo aš noriu būti ir taip toliau. Viskas, ką aš darau, man patinka, tačiau nėra tokio pasimėgavimo, jeigu aš taip galėčiau išsireikšti. Tai grįžau prie to, ką aš geriausiai išmanau, tai yra aptarnavimo sritis ir aš dirbu šiuo metu Viktorijos ir Alberto muziejaus kavinėje. Tai yra, man labai pasisekė, kad man suteikia galimybę dirbti narių kambaryje. Nariai tai yra tie, kurie turi narystę būtent muziejaus ir tai yra, kaip pasakyti, tradiciškai žmonės anglai, o užsieniečių kažkaip pakankamai mažai pasitaiko ir tenais aš darau viską. Tai yra ir stalus valau, ir kavą darau, ir pyragus dėlioju, ir indus plaunu, žodžiu viską.
Tai man patinka, viskas yra gerai, aišku, alga yra minimumas, bet mes dar, aš manau, jeigu nepamiršiu, pašnekėsim būtent šią temą. Ir man iš tiesų ši vieta, kaip pasakyti, iš vienos pusės aš jaučiausi blogai, nes kadaise buvau ir personalo vadovė ir visa kita ir dabar aš vėl turiu rinkti indus ir tai buvo toks truputėlį savigrauža, kad Patricija, tu tiek metų stengis ir vėl turi pradėti nuo nulio. Bet tai yra normalu. Jeigu tu važiuoji į užsienį ir nesi 100% garantuota dėl savo kalbos ir tu ją nori pramokti, aišku, man lygiai taip pat buvo, kad visiškai 100% laisvai aš negaliu kalbėti, tai yra, suprantama, bet susišnekėti ir tikrai normaliai kažką papasakoti, tai, ta prasme, galiu. Tai va, ir aš galvojau, reikia pradėti nuo kažko lengvo, nors darbas tikrai nėra lengvas, jis yra ir fizinis, ir alinantis, ir būna, pavyzdžiui, kai žinau, kad jau rytoj bus išeiginė, tai patikėkit manim, aš tiesiog lūžtu. Tai yra, grįžtu namo ir aš nieko labiau nenoriu, kaip tiesiog išsimiegoti, pailsėti ir per išeiginės tiesiog tvarkausi savo reikalus. Tai va, ir šiaip šiuo metu savo darbą esu tikrai patenkinta, man viskas yra gerai, gavau atostogas, galų gale Liepos mėnesio vidury, kaip tik atvažiuosiu į Lietuvą 5 dienom. Tai, žodžiu, kaip pasakyti, tikrai neturiu ką blogo pasakyti ir apskritai, kaip aš ir rašau ir straipsniuose, taipogi ir praeitame video minėjau, aš esu laiminga. Tikrai šiuo metu aš esu labai laiminga, aš neatsimenu, kad aš taip ilgai jaučiausi laiminga. Ir dabar aš galvoju, truputėlį persitrauksiu, nes aš ką pasižiūlpus ir aš galvoju, ar man niekas nenutekėjo ir dantis neištirpė, tai tuoj sugrįšiu. Kaip ir normaliai atrodo, tiesiog man yra panika, nes vieną kartą esu nufilmavus video su tokiom labai aplinkui dėmėm, tai taip reikėjo viską perfilmuoti, tai šį kartą aš to pasistengsiu išvengti. Tai va, ir esmė ta, kad tiesiog aš noriu su jumis galbūt pašnekėti apie Londoną, apie visą šitą gyvenimą ir po to galbūt, aš aišku peržiūrėsiu klausimus, galbūt bus kažko, ko aš nepapasakau ir neatsakiau, tiesiog. Tai va, tai aš iš karto pradėjau dirbti, tai yra trečiadienį atvykau į Londoną, tai nuo ketvirtadienio pradėjau dirbti. Ir ką? Ir tada gyvenau truputėlį pas Tadą, tada kraušiausi pas Tado kambarioko draugą ir supratau, kad gyvenime nenorėčiau gyventi su savo to namo ar buto šeimininkais, nes tai yra beprotybė. Tai pirmas 3 dienas aš gyvenau su savo kambarioku Miša, Kyronu ir dar vienu vyriškiu, kurį aš mačiau gal kartą. Ir buvo žiauriai fainai, nes bičiai mano ramus, viskas buvo gerai ir kiekvieną vakarą mes šnekėdavomės ir filmus žiūrėdavomės. Žodžiu, būdavo tikrai labai smagu ir viskas tikrai apie juos tik geriausiais žodžiais galiu šnekėti, nes jeigu man reikėtų įvardinti ir man šiandien pačiai juokinga buvo pagalvojus apie tai, tai yra, aš labai tikrai esu dėkinga daugeliui žmonių, tai yra Tadui, Tomui, Deividui, Pavelui, Kyronui ir Mišai. Ir jie yra visi vyrai. Ta prasme, tiesiog man šiuo metu aš nerandu draugių, su kuriamis galėčiau bendrauti, tai tiesiog gyvenime aš džiaugiuosi, kad aplink mane šitiek vyrų, kurie man padėjo jaustis gerai, net megztinius viską paskolino, tada padėjo persikraustyti ir šiaip visada manim pasirūpina. Žodžiu, aš tikrai esu labai laiminga ir greitai būsiu labai išlepinta čianais. Tai va, ir tada pagyvenau pas Mišą su Kyronu, tada grįžo tie šeimininkai ir pasidarė kažkaip taip. Jo, aš mokėjau ten po 20 svarų per naktį, nes reikėjo galų gale man pagyventi kažkur tais ir džiaugiuosi, jog pakankamai po 2 savaičių aš atsikrausčiau į čia ir, kaip pasakyti, labai džiaugiuosi dėl to, kad mano šito kambario, viso šito buto ar namo, nežinau kaip pavardinti, kotedžo, nes čia taip įdomi konstrukcija visa. Labai džiaugiuosi, kad yra nuostabus šeimininkas ir čia daug, žinokit, linksmų istorijų yra, kurias norėčiau papasakoti, tiesiog nežinau, kiek mes laiko šiandien turim. Tai yra, kad gavau šitą kambarį ir man iš karto šeimininkas sutiko šiek tiek nuleisti kainą, nes jis jautėsi blogai, kad man nepaliko kaldros pagalvių, man viską reikėjo pačiai pirkti ir sako, ai tiek to mažiau mokėk, susipirk, viską tos pinigus investuok, kad ko tau reikia. Ir pavyzdžiui, man dušiniai buvo nulūžęs kažkoks laikiklis, tai aš jam pasakiau, kitą dieną viskas pakeista. Tada pasakiau, kad kažkas irgi blogai, viską padaro. Viską, žodžiu, mes stengiamės, kad šitas kambarys atrodytų gražiai ir kiek aš dabar moku, tai yra pakankamai nemaži pinigai, tačiau jeigu nori gyventi taip, kad tau būtų jauku, tai, realiai ir ne per toliausiai nuo darbo, tai man 40 minučių važiuoti.
tai tu turi mokėti, tai yra 560. Tai, na žodžiu, aš ypač džiaugiuosi, mano lova didelė, kambarys didžiausias, turiu savo nuosavą dušinę, ko daugiau man gali reikėti. Tai va, ir tada ką aš jums dar norėjau papasakoti, dabar galvoju greitai. Šiaip šnekant, aš ir praeitam video šiek tiek užsiminiau apie kainas, tai taip, konvertuojant pinigus iš euro į svarą, tai yra wow pinigai, tai yra, kurios tu išleidi čia, tai taip, neblogai. Bet iš kitos pusės, aš visada mėgstu lyginti savo dabartinį gyvenimą su tuo, kuris buvo prieš 5 ar 4 metus, kai būtent dirbau restorane ir uždirbau apie 1400 litų į rankas ir realiai čia aš uždirbu labai panašius pinigus. Ir viskas kainuoja labai panašiai kaip tais laikais litais. Tai yra, jeigu tu nori nuomotis kambarį, 500 litų. Svarų šiuo atveju. Jeigu tu norim važinėti troleibusais, autobusais, mano atveju šitais, kažkaip man labai sunku prisiminti žodžių. Jeigu tu nori čia irgi važinėti, turi susimokėti 140, tada būdo Lietuvoje 100 litų tais laikais. Cigaretės aš taip rūkau, esu pats blogiausias žmogus pasaulyje ir žodžiu, tai yra, kad kainuodavo irgi 7-10 litų, vat kažkas tokio. Čia lygiai tas pats. Realiai, aš uždirbu dabar į valandą 7,50, tai, galiu aš sau leis kažką nusipirkti. Ir realiai man ir Gintas tą patį sakė, tai tu, Patricija, čia labai čia labai daug dirbi ir taip toliau, bet, ir žodžiu, sako, tu čia nieko neužsidirbi, nesustaupai. Ir aš sakau, gerai, paskaičiuokim. Realiai aš uždirbu kiek? Apie 1200-300 į mėnesį ir aš išleidžiu visiems mokesčiam, tai yra butui ir transportui sumoje visoje bendroje 700 ir apie 500-600 man lieka. Už tuos 500-600 tu čia gali labai, labai daug nuveikti. Aišku, viskas priklauso nuo to, ką tu perki. Jeigu aš eičiau Zarą pirkti ten kažkokias blizgutes ar panašiai, jeigu aš ten eičiau ir gerčiau kokį vyną ar alų už 5 svarus, tai taip, tada tau tų pinigų gal ir neužtektų. Bet kaip ir Tadas sakė, tu turi rasti tam tikras vietas, kur realiai, ta prasme, gali nusipirkti kokybiškus daiktus ar gerai praleisti laiką šiek tiek už mažesnius pinigus. Tai va, o dabar aš galvoju, pakankamai daug aš jums jau atsakiau į viską ir galvoju, reikia pasižiūrėti jūsų klausimus, ar tikrai aš nieko nepraleidau ir tuoj sekundę reikia susirasti savo video. Juokingiausia, kad net mano kamera sako, kad Patricija šiandien truputėlį karšto, kad aš labai viliuosi, kad jis neišsijungs. Taigi, ir pradėkime nuo klausimo. Tai Karolina klausė, ar galėčiau papasakoti plačiau apie savo darbą ir netgi 14 žmonių pritarė šiai nuomonėjai, kad reikėtų to paklausti, žinoma, apie savo darbą papasakau. Ir tarp kitko, žinokit, man patinka tas, kad labai, kaip pasakyti, tu gali prašyti išeiginių, kada tau reikia. Ir tai yra normalu, kadangi restoranai yra tokia veikla, kur žmonės keičiasi vos ne kasdieną. Tai yra tas, kad taip, ta prasme, jie yra lankstus ir, žodžiu, aš tai tikrai esu tenais patenkinta ir aš niekada nesigiriu ar panašiai. Ir va, ką aš norėjau ir pasakyti ir apie žmonės būtent šiandien. Lietuvoje aš nesijaučiau pakankamai laiminga dėl to, kad net mano artimiausi žmonės yra pasakę, Patricija, tu nesi labiau nuoširdi, tu tikrai vaidini, kad tu tokia esi. Žinokit, kokia aš esu, tokia aš esu, aš visada atvira širdim bendrauju ir visada viską su mielu noru pasakau, jeigu tai nėra šiek tiek kartais per daug. Ir mane pastoviai žmonės versdavo jaustis keista kažkokia, tais nepritapėlė, bet aš atvykau čia ir visas tas mano gerumas, jeigu aš taip galiu pasakyti, visas tas mano nuoširdumas, atvirumas, noras padėti, galų gale kažkur yra vertinamas. Ir aš sakau, palyginus su žmonėmis, kurie mane supo Lietuvoje ir kurie mane supo čia, tai yra 2 skirtingi pasauliai. Tiesiog, aš nežinau, čia tik mano nuomonė ir čia tik mano pažįstamų ratas, bet Lietuvoje pas mane buvo visi tokie ganėtinai siauro mąstymo žmonės. Ir atvykau čia, aš buvau irgi tokia siauro mąstymo, bet staiga, pasaulis prasiplėtė ir tiesiog viskas nušvito visiškai kitomis spalvomis, visiškai pradėjau kitaip vertinti dalykus ir tiesiog pradėjau jaustis laiminga. Tai yra kažkas nepakartojama. Tai va, tai mano darbas toks ir kiek aš žinau, man bent jau sakė mano vyriau, kaip pasakyti, mano direktoriai, kad
Ši darbovietė yra labai labai stipriai vertinama, jo labiau, kad tai yra muziejus, tai jau jeigu aš norėsiu kažkur kitur darbintis, tai jie pamatę įmonės vardą tikrai tau greičiau pravers duris nei kitiems, nes realiai ten padirbęs tu išmoks tikrai viską. Realiai viską. Buvo viena savaitė, kai aš dirbau netgi prie maisto gaminimo ir tai buvo žiauriai faina savaitė ir tieve atsiprašau, aš tiek kalbu, bet jūs jau supratot, kad mes šiandien laiko ilgai užtruksim. Tai yra, kad dirbo aš virtuviai ir žiauriai faini, nes mano kolega yra atvykęs iš Filipinų, tai mes su juo ir prisijuokdavom ir visa kita. Ir sakau, tie kultūrų nesusipratimai, jie yra žiauriai nerealūs ir kaip pasakyti, tada gali prisijuokti. Ir šiaip dabar pagalvojau, prieš kiekvieną mano išeiginę, pavyzdžiui, vakar buvo trečiadienis ir žinau, kad man šiandien išeiginė, sakau, griuvau į lovą, galvojau, tikrai sumiegot viskas, Patricija. Ir aišku, man parašė mano kolega ir taip iki 1:30 mes ten prasišnekėjom, taip toliau. Praeitą savaitę parašė mano lietuvis bičiulis, kuris dabar sėdi Airijoje. Škotijoje. Ir irgi parašė, kai 5 valandas pradėjom šnekėti iki 3 nakties. Tiesiog kažkaip aš sakau, čia žmonės yra šiltesni, nuoširdesni ir tas labai labai jaučiasi. Tiesiog galbūt aš nežinau, arba aš duodu jiem daug ir jie nori grąžinti, arba atvirkščiai tiesiog. Tai dėl to tai pokalbiai visada ir ilgai užtrunka. Tai va, ir grįžtam toliau. Paulina klausia, ar į Angliją atvykau su visam. Žinokit, nuo pat pirmos dienos aš sakiau, kad aš tikrai neplanuoju čia į Lietuvą grįžti. Ir toliau laikausi šios nuomonės, kad aš tiesiog nenoriu ten grįžti. Nesakau, kad ten buvo tragedija ar panašiai, kad ten gyvenimas žiauriai prastas, bet aš nenoriu grįžti. Man gera čia, aišku, tai yra labai anksti kalbėti, bet, po mėnesio, bet dabar ne. Ir mes su mama irgi šiandien kalbėjomės, kad po kokių 3 metų aš net ir norėčiau įsigyti nors kokių 2 kambarių butuką čionais. Tiesiog, kaip pasakyti, kad, tos pačius nuomos pinigus galėčiau mokėti už kažką tais, kad turėčiau savo ateičiai. Ir labai viliuosi, kad man pasiseks ir karjerą čia pasidaryti ir viskas bus gerai. Tiesiog aš nenoriu grįžti ten, nes man tai yra, aš labai atsiprašau už savo nuomonę ir aš žinau, kad labai daug kas mane nuteisit, bet man tai yra šiek tiek depresijos šalis. Nes su kuo būdavo, aš sakau, viskas žinoma priklauso tik nuo aplinkos, čia mes aišku pradedam teisintis ir tai yra mano nuomonė, kurią gali priimti arba ne. Tai yra tas, kad mane supo tokie žmonės, kuriem buvo pirma labai svarbus pinigai, o antras dalykas tokie, kad pavyzdžiui, aš visada, jūs mane žinot, kad Dieve, kaip viskas fainai, kaip aš džiaugiuosi, kad man pasisekė tas ir anas, žodžiu, va tokia. Aš tikrai esu ekspresyvi ir noriu dalintis viskuo, kas yra gero, kartais net negero, bet aišku, tie negerumai priklauso nuo tam tikros situacijos, ar galiu dalintis ar ne. Bet esmė tokia, kad aš ten kažką pasakydavau, kad man sekasi gerai ir iš karto toks žvilgsnis, aš labai dėl tavęs džiaugiuosi. Ir taip, gerai, niekas šis manim nesidžiaugia. Ir jaučiasi, žinokit, ta prasme, aš ir komentarų, kaip paskaitau apie save, viską aš matau, kad žmonės tiesiog, kaip pasakyt, gana svajoti, laikas ateina daryti ir daugelis, tai tikrai aš žinau, kad irgi, pavyzdžiui, nori išvažiuoti ne visam gyvenimui ir panašiai, tai imkit ir darykit, nes gyvenimas yra be galo trumpas, metai tiesiog skrieja, aš nesuprantu, kur jie skrieja ir tikrai išbandykit savęs, pamatysit, kaip jūs atrasit nematytų savęs pačių dalių, savybių, kurios gali jūs tikrai džiuginti arba galbūt nuliūdinti netgi kartais, nes man taip ir nutiko, iš vienos pusės buvo gerai, iš kitos nelabai. Tai va, bet tiesiog gana žiūrėti, kad tavo kaimyno veja yra žalesnė. Laikas pasirūpinti ir savo. Ir laikas pradėti daryti, mažiau pavydėti. Pavydas man yra apskritai nesuprantamas jausmas tiesiog. Ta prasme, kam pavydėti, arba tu gali tai pasidaryti, arba tu tiesiog kažką daryk kito. Ir viskas. Tai va, o šiaip sakau, neplanuoju grįžti ir kažkaip minčių tokių nėra. Jolita tiesiog pakomentavo, kad aš turėčiau pasimėgauti akimirką ir taip, aš labai labai stipriai mėgaujuosi. Justina klausia, kodėl išvykau į užsienį, kaip ir atsakiau, ar viena ar su draugu ir ar žadu sugrįžti. Viena atvažiavau, taip ir sakiau. Ir santykiai šiuo metu, atleiskit mano mielosios, bet tikrai nėra ta tema, apie kurią aš norėčiau kalbėtis, nes ji pasisuko į tą pusę, kurios kaip ir tikėjusi ir nelabai. Jeigu suprantate, apie ką aš kalbu, tai yra tiesiog, kad
kada nors gerai, aš tikrai, ta prasme, nenoriu pakankamai leistis į asmeniškumus, bet ta prasme, tiesiog su vyru, mano nuomonė, tiesiog skiriasi mūsų keliai. Ir čia yra labai ilga tema, tiesiog reikia tam pasiruošti, pasikalbėti, reikia tiesiog savyje viską susitvarkyti ir viskas bus gerai. Tai va. Tada toliau žiūrime, Vita klausia, kas mane labiausiai nustebino iš blogosios gerosios pusės Londone. Aš sakyčiau vėlgi, kad mane nustebino žmonės. Tas jų draugiškumas, aš dar ir, man atrodo, Facebook'e kažkada rašiau, kad jeigu tu šiandien jauties labai vieniša ir važiuoji darbą, taip nors pasikalbėti, reik prie kokio nors vyruko, merginos, prie bet ko, nebūkim, ta prasme, tokie uždari. Ir paklauskit, ar šitas traukinukas mane nuveš ten, kur reikia. Ir tada prasideda. Paaiškina tau visą kitą. Kažkaip, aš sako, kaip tik kitą pusę važiuoju. Ir mes visą kelią, tai iš kur tu atvažiavai, ką tu veiki, na. Ir žiauriai faidai. Žmonės čia yra tokie paslaugus, tokie, niekada tas nepaliks bėdoj. Ir kuo aš nusistebėjau ir būtent, sakau, mano tie visi bičai, mano 6 bičai, kuriuos labai myliu, tai yra, kad, pavyzdžiui, aš pasakydavau, kad kažkas nutiko. Ir tai yra nebe mano problema, tai yra mūsų problema. Ir visi stengiasi tau ją padėti sutvarkyti. Tai, sakau, mane tai labai nustebino. Ir dėl to aš tikrai jaučiuosi labai laiminga. O iš blogosios pusės, žinokit, kažkaip pas mane dar vis rožiniai akiniai. Nėra tos blogosios pusės, kažkaip tais, nežinau. Ką blogo galėčiau po Londono pasakyti? Nieko. Tikrai nieko, net oras man patinka. Man patinka, kai lyja, man patinka, kai apsiniaukia, man patinka, kai saulė šviečia, aš nesu tokia, man nepatinka, kai ant manęs keli lašeliai krenta. Ta prasme, man viskas yra gerai. Tada, ir žinot, kuo labiausiai džiaugiuosi Londone, kai aš tikrai atsigavau. Aš po truputėlį atrandu save ir tiesiog matau, kaip aš keičiuosi ir į tą pusę, kurios aš ir norėjau, kad aš tokia ir būčiau. Tai mane tikrai labai džiugina. Tada, žiūrim, kas čia. Čia tiesiog pakomentavo. Tada viską jums papasakoju. Bent jau Karoliai 963 irgi papasakiau. Taip, ir taip, aš žemiau. Aš sakau, gerai, kad aš viską papasakau, tai dėl to, man atrodo, visus klausimus kaip ir būsiu atsakius. Tai yra, taip atsakiau. Viską atsakiau. Aš esu tiesiog šaunuolė šiandien. Tai va, merginos, ką aš noriu pasakyti ir tiesiog užtvirtinti šį video, tokį labai jau paplepėjimų pobūdžio, tai yra, kad jeigu jūs norit būti laimingos, jūs būkit. Jūs pasistengkit dėl savo laimės. Ir kartais, žinokit, pavyzdžiui, aš galvoju, jog aš esu pakankamai drąsi. Jeigu aš sugebėjau viską palikti Lietuvoje ir atvažiuoti su vienu lagaminu čia ir kurti iš naujo savo gyvenimą, realiai kurti save pačią iš naujo, tai aš manau, kad aš tikrai esu drąsi ir jūs taip pat galite tą padaryti, tam nereikia kažkokių didelių sugebėjimų ar panašiai. Tiesiog reikia didelio noro, didelio paskatinimo būtent tam, kaip pokyčiams kažkokiem. Nesakau, gyvenimas yra vienas, jis yra trumpas ir mes privalom džiaugti kiekvieną dieną ir nebesiskūskim nieko, tiesiog. Ta prasme, aš irgi galiu būti nepatenkinta, kad pavyzdžiui, čia mano siena yra įskilimas ir aš dabar man nepatinka. Bet ar tai, ta prasme, tai turi šiandien gadinti mano dieną? Tiesiog, būkim paprastesnis, būkim atviresnis, būkim draugiškesnis ir tiesiog džiaukimės, tiesiog tiek. Tai ką, norim visoms padėkoti už dėmesį, labai džiaugiuosi, jog šiandien pavyko filmuoti video ir tikiuosi, kad viskas bus gerai redaguojant. Ir ką, aš manau, kad ganėtai neužilgo turim susitikti, nes šeštadienį aš vėl turiu išeiginę, nes rytoj nuidėjau gimtadienį, tai va, tai reiks biškai išsimiegoti šeštadienį. Tai va, ir galvoju, reikės daug galų galę nufilmuoti video, labai noriu šnekėti apie kosmetiką, nes tikrai turiu ką pasakyti, ypatingai parekomenduoti keletą dalykų. Ir galvoju, tikrai susitiksim greitai. Ir ką? Kaip visada, labai visoms ačiū, labai džiaugiuosi, kad esat kartu, kad žiūrit, kad palaikot, kad domitės. Ir tiesiog būnat apskritai su manim, nes reikia man mergaičių čia nais. Tai ką sakau, iki pasimatymo visoms.